Robotukas gavo kvietimą į gimtadienį ir parduotuvėje ieško dovanos rankinio laikrodžio. Kiek daug laikrodžių ir kokie visi skirtingi. Taip, laikrodžių būna įvairių. Štai šis laikrodis skirtas kabinti ant sienos. Tai sieninis laikrodis. Jis yra mechaninis. Jo viduje yra krumpliaračiai su dantukais. Krumpliaračiai suka valandų ir minučių rodykles ir taip rodo laiką. O kodėl rodyklės skirtingos? Viena ilga, kita trumpesnė. Trumpoji rodyklė rodo valandas, o ilgoji minutes. Kai ilgoji rodyklė apkeliauja vieną ratą, praeina 1 valanda. Supratau. Dabar yra 3 valandos, nes trumpoji valandų rodyklė rodo 3. Taip, tu teisus. Ar pastebi tuos sužymėtus tarpelius aplink? Vienas tarpelis, 1 minutė. Minutės pradedamos skaičiuoti nuo aukščiausio taško, ten, kur yra skaičius 12. Kol ilgoji rodyklė apsuka vieną ratą, praeina 60 minučių arba 1 valanda. Trumpoji rodyklė pasislinko nuo 3 valandos iki 4. Taigi dabar 4 valandos ir 0 minučių arba lygiai 4. Arba, kadangi dabar diena, reikėtų sakyti lygiai 16 valanda. Kaip tai? Per parą, kol praeina diena ir naktis, valandų rodyklė apkeliauja 2 ratus, o minučių rodyklė 24 ratus, nes para turi 24 valandas. Kai valandų rodyklė keliauja pirmąjį ratą, nuo 12 valandos nakties iki 12 valandos dienos, sakome 1 valanda, 2 valanda ir taip toliau. O kai jis suka antrąjį ratą, 1 valandą vadiname 13 valanda, 2 14 valanda. Taip mes žinome, apie kokį paros metą kalbama, naktį ar dieną. Štai dar vienas laikrodis, tik mažesnis. Tai stalinis laikrodis, paprastai statomas ant stalo. Bet jis neturi rodyklių. Šis laikrodis elektroninis. Jis energijos gauna iš viduje esančios baterijos. Taip pat gali būti jungiamas į elektros lizdą. Su tokiais laikrodžiais reikia elgtis atsargiai. Norint juos įjungti į elektros lizdą ar iš jo išjungti, rankos turi būti sausos. Jokiu būdu išjungiant negalima tempti už laido, reikia imti už kištuko. Jei elektroninis laikrodis veikia su baterijomis, tai išsikrovusių jų negalima mesti į bendrą šiukšlių konteinerį, nes išsiskirs pavojingos medžiagos. Elektroninio laikrodžio pirmieji 2 skaitmenys reiškia valandas, antrieji minutes. Pasakyk, kiek dabar valandų? Dabar yra 16 valandų ir 1 minutė. Oho, pažiūrėk, šitas laikrodis su ausimis. Tai žadintuvas. Jis, kaip ir kiti laikrodžiai, rodo valandas, bet kartu galima nustatyti, kurią valandą norėsi atsikelti. Atėjus nustatytam laikui, žadintuvas ims skambėti. Šis žadintuvas yra mechaninis, bet dabar žmonės dažniausiai naudoja elektroninius žadintuvus tokius kaip šis. Kam skirtas šis laikrodis? Čia chronometras. Jis naudojamas, kai laiką reikia išmatuoti labai tiksliai. Chronometras rodo valandas, minutes, sekundės ir net sekundžių daleles. Chronometras dažnai naudojamas sporto varžybose, kai norima tiksliai pamatuoti sportininkų laimėjimus. Pavyzdžiui, per kiek laiko nubėgo ar nuplaukė tam tikrą atstumą. Ar tai irgi laikrodis? Nei skaičių, nei rodyklių. Tai smėlio laikrodis. Jis sudarytas iš 2 indų, sujungtų siauru tarpeliu. Juo matuojamas tam tikras laiko tarpas, pagal tai, kiek jame pripilta smėlio. Paprastai smėlis iš vieno indo į kitą subėga per 1, 2 arba 3 minutes. Tokie laikrodžiai kartais naudojami žaidimuose. Vaikai taip pat gali naudoti smėlio laikrodžių valydamiesi dantukus,
tol, kol smėlis subėga į kitą indą. Štai robotuk rankiniai laikrodžiai. Jie segami ant riešo. Imkime šį. Kadangi tai dovana, įdėkime laikrodį į dėžutę ir periškime juostele. Manau, užteks 1 metro juostelės. Galėsime dar ir kaspinėlį surišti. Kas yra metras? Metras – tai ilgio matas. Norėdamas pamatuoti 1 metrą juostelės, vieną jos galą dedu prie metro pradžios ir toje vietoje, kur metras baigėsi, nukerpu. Metro pradžioje parašytas 0, o pabaigoje 100. 0 parodo, nuo kurios vietos reikia matuoti. Metro pabaigoje yra 100, nes 1 metras tai 100 centimetrų. Matai šios tarpelius atskirtus brūkšneliais. 1 tarpelis 1 centimetras. Supratau. Ar metru galima viską išmatuoti? Galima, bet tai ne visada patogu. Yra ir kitų matavimo priemonių bei prietaisų. Štai liniuotė. Ji naudojama, kai reikia pamatuoti mažesnį atstumą nei metras. Liniuotę vaikai naudojasi mokykloje. Supratau. Kuo dar galima matuoti? Dar matuoti galima siuvėjo metru. Jis taip vadinamas, nes dažniausiai jo naudojasi siuvėjai, norėdami pasiūti tinkamo dydžio drabužį. O štai statybininkams tenka matuoti didesnius atstumus, todėl paprastai jie naudojasi rulete, kuri gali būti 2, 5 ar net 10 metrų ilgio. Prie mūsų dovanos būtų gražu dar nupirkti saldainių. Kaip manai? Pritariu. Ar saldainius irgi matuosime metru? Ne, saldainius mes sversime svarstyklėmis. Sverti galima lėkštinėmis, mechaninėmis arba elektroninėmis svarstyklėmis. Anksčiau žmonės naudojasi tik lėkštinėmis svarstyklėmis. Ant vienos lėkštės padėsiu saldainius. Matai, kaip ši lėkštė nusileido? Dabar ant kitos lėkštės turiu padėti tam tikros masės svarelius, kad abi lėkštės būtų vienodame aukštyje. Svarelių būna įvairaus svorio. Pavyzdžiui, 10 gramų, 100 gramų, 1 kilogramų. Šitas tinka. Tai reiškia, kad mūsų saldainiai sveria 1 kilogramą, taip? Taip, kai svarstyklių lėkštės vienodame aukštyje, reikia pažiūrėti, kokie svareliai uždėti ir žinosime, kokia to daikto masė. Mechaninės svarstyklės turi skalę ir rodyklę. Svarbu, kad prieš pradedant sverti rodyklė rodytų 0. Kai ant jų uždedame norimą pasverti daiktą, rodyklė parodo to daikto masę.
Matai, rodiklė rodo 1 kilogramą, vadinasi saldainiai sveria 1 kilogramą. Elektroninėmis svarstyklėmis sverti visai paprasta. Tereikia uždėti daiktą, kurį norime pasverti, ir svarstyklių ekranėlyje matome daikto masę. Koks čia prietaisas? Tai termometras. Šis termometras skirtas oro temperatūrai matuoti. Jis sudarytas iš korpuso, skalės ir vamzdelio. Vamzdelyje yra pripilta tam tikro skysčio. Kuo oras šiltesnis, tuo aukščiau skystis kyla. Kuo oras šaltesnis, tuo žemiau skystis leidžiasi. Kai skysčio stulpelis pakilęs aukščiau nulio, rodoma šiluma. Štai, 1 laipsnis šilumos. 2 laipsniai šilumos. 5 laipsniai šilumos. 10 laipsnių šilumos. O kai skysčio stulpelis yra žemiau nulio, rodomas šaltis. Štai, 1 laipsnis šalčio. 2 laipsniai šalčio. 5 laipsniai šalčio. 10 laipsnių šalčio. Temperatūra matuojama Celsijaus laipsniais, nes termometro parodymus žymėti laipsniais pasiūlė švedas Andersas Celsijus. Celsijaus laipsniai užrašomi taip – C. Pavyzdžiui, 5 laipsniai šilumos arba + 5 laipsniai Celsijaus, 10 laipsnių šalčio arba -10 laipsnių Celsijaus. Termometrai būna ir elektroniniai. Kaip matai, jie neturi nei skalės, nei vamzdelio, tik korpusą ir ekraną. Ekrane rodoma oro temperatūra – 15 laipsnių šalčio arba -15 laipsnių Celsijaus. Kūno temperatūrai matuoti yra kitokie termometrai. Anksčiau buvo naudojami gyvsidabrio termometrai, bet dabar jų atsisakoma. Kodėl? Ar jie blogi? Jie geri ir tikslus, bet jų stulpelis užpildytas gyvsidabriu, kuris yra labai nuodingas. Jei toks termometras sudužtų, žmogus gali apsinuodyti gyvsidabrio garais. Sudužus tokiam termometrui, vaikai turėtų tuoj pat išeiti iš patalpos ir pasakyti suaugusiesiems, kad sudužo termometras. Suaugusieji turėtų surinkti gyvsidabrį į indą su vandeniu, jį sandariai uždaryti, o smulkius lašelius surinkti su lipniaja juostele. Negalima sudužusio termometro išmesti į paprastą šiukšlių konteinerį. Reikia nedelsiant skambinti telefonu 112 ir kviesti ugniagesius. Patalpas, kuriuose sudužo termometras, reikia išplauti ir gerai išvėdinti. Nulio šiame termometre nėra, nes žmogaus kūno temperatūra niekada nebus lygi nuliui ar už jį žemesnė. Matai, skalėje žymimi skaičiai nuo 35 iki 42, o skaičius 37 pažymėtas raudonai, nes jei temperatūra pakyla aukščiau nei 37 laipsniai, tai rodo, kad prasideda liga. Saugesnis yra elektroninis termometras. Jis savo ekranėlyje parodo kūno temperatūrą. Panašus į kūno temperatūros termometrus yra vandens termometrai. Juose taip pat nėra nulio, nes vanduo esant nuliniai temperatūrai pradeda šalti į ledą, o esant 100 laipsnių temperatūrai užverda. Ar žinai, robotuk, kas svarbu matuojant vandens temperatūrą? Svarbu neišimti termometro iš vandens, nes jis pradės rodyti oro temperatūrą.
Vandens termometrai taip pat būna su skysčio stulpeliu ir elektroniniai. Vandens temperatūra taip pat matuojama Celsijaus laipsniais. Taip. Oi, robotuk, ar mes nepavėluosim į gimtadienio šventę? Gal paskubėkime? Tikrai, eikime, nes vėluoti negražu.